Esame No Problem renginių organizatoriai ir šiandien mes kalbėsime apie kitus paslaugų tiekėjus jūsų šventėse ir renginiuose. Renginiai buvom, kur mes su Eriku stebim fotografą ir matom, kad labai ten blogas vaizdas fotografuoti ir jisai ten pastatė ant svečius ir fotografavo. Susilaukė tokio komentaro. Greičiau čia viskas baigtas, aš jau noriu namo, aš jau pridariau tų nuotraukų man čia. Įsivaizduokit, 2 aukštų pastatas, renginys viršuje ir apačioje viena mergaitė dirba, reiškia, jinai iš virtuvės dar kad praeiti į viršų nueiti, viena nešioja 60 žmonių maistą. Gal neužsikūrė, žinai, kitiem reikia išgerti, kad užsikurtų. Ta prasme, gero po truputį. Taip, nes kai tu... Esame No Problem renginių organizatoriai ir šiandien mes kalbėsime apie kitus paslaugų tiekėjus jūsų šventėse ir renginiuose. Šokam į temą apie šventės renginius. Ne apie save kalbėsim. Laikas atėjo apie kitus pakalbėti. Jo, pagaliau apšnekam ne tik save ir ne tik vedėjus ar didžėjus, ar ne? Gerai, kad išėjo filmuotas, tai galėsim kol dabar apšnekėti. Jo, tai tiek negirdim. Paskui surprizas, žinai. Žiūrėk, Remigijau, padaryk šitą irgi. Po to žiūrėk veidai bus perkeista. Nežiūrėk, tau bus surprizas, žinai, nežiūrėk. Tai per visas šventės, kalbant labai paprastai, tiek, renginius iš tikrųjų, žmonės, dažniausiai įmonės, jeigu taip žiūrint, reikėtų paskirstyti 2 kategorijas. Tai vestuvininkai ir jubiliatai, gimtadininkai, jeigu taip paprastai kalbant, dažniausiai renkasi ieškosi, stengiasi kaip ir patys surasti tiek fotografą, tiek dekorą, tiek sodybą, tiek vedėją, tiek visus paslaugų tiekėjus. Įmonės dažniausiai stengiasi iš vienų rankų imti, kaip ir pliusai ir minusai, ir šitos dalykus galima apšnekėti, kas liečia ir pačias vestuvės, koks pliusas, kai viskas eina iš vienų rankų ir koks minusas ir pliusas, tarkim, renkantys skirtingus paslaugų tiekėjus iš skirtingų rankų ir neaišku, kas iš kur ir kaip. Tai gal paliečiam einamiausias rytį, aš manau, kiekvienam renginį, be kurio neapsieitų, galim sakyti, renginys, tai gal fotografai. Taip, fotografas, filmavimas, bendreikšmiškai. Top 1 dėtumas. Aišku, vedėjai dydžiai, tai čia jau išviesiau. Nekvesionuojam jau. Sakėm. Gerai, bet dabar nekalbam, šiandien kalbam apie kitus paslaugų tiekėjus. Tai gerai, apie fotografus. Kokias jūsų patirtis su fotografais? Geri, tai geri fotografai, kokias gal buvo blogų patirčių? Aišku. Gal kai atsiuntė nuotraukas po mėnesį 2, kur tą veidas įsikreivęs ar dar kažką. Arba po 1,5 metų tu atsiūsime, sako, žinai, tai yra ir taip. Bet dar tas po 1,5 metų tikrai, realiai, jeigu žiauriai geras fotografas, tai jis gali tikrai, ne po 1,5, bet po pusmečio, žinai, atsiųsti. Bet kiti būna, kad iš karto, žinai, atsiunčia ir tu pamatai kokybę, kad wow, už ką aš mokėjau. Ir kai kiti su telefonais daug geresnių kadrų padarė, nei čia. Va čia ir yra ta situacija, kai užsakovas nežino, neturi net jokio supratimo, koks yra geras fotografas, ar jis geras, ar blogas. Tai čia, mano manimu, reikėtų pasiklausti vedėjų, kuriuos tu užsisakėjai, ar jie turi patarimų, gal kažką turi pasiūlyti, nes mes matėm jau daug visko. Matėm ir blogų, ir labai gerų. Aš kartą istoriją šokau. Aš prisiminiau vieną tokį, kaip renginį buvom, kur mes su Eriku stebim fotografą ir matom, kad labai ten blogas vaizdas fotografuoti ir jisai ten pastatė ant svečius ir fotografavo. Apie šitą kalbu, kur buvo apsiniaukęs oras tą dieną ir jisai ten tiesiog pastatė svečius. Buvo pilna gerų vietų. Mes net ne fotografai, bet mes žinom, kur bent jau būtų geriau pastatyti žmonės. O ten pastatė į tokius pilkus debesis, į tokią niūrę vietą. Ir visi stovi, kaip tiesiog matosi, tiesiog vaizdas, o žmogus miniatiūrinis matosi. Bet tu matai dar kaip fotografavo? Neatsimenu detalį. Nežiūrint, taip. Opa, eik, dabar, jis kažką tokį ir fotografavo. Nežiūrėjo objektyvo, aš toks galvoju, arba jis žiauriai geras, arba... Bet kai pastatė čia tas pats kaip vairuot užsimerku, žinai. Jo, ta prasme, aš likau nesupratęs. Gerai, kita situacija irgi buvo, irgi pirmą kartą dirbom, ne aš ten nežinau, užsakė, vestuvės vyksta ir ką mes mėgame, pats bairis. Reiškiasi, vestuvių akcentas pats svarbiausias buvo jaunai jos kalba.
kalba. Tenai, tai tikrai pasiruošė lapą, viską, čia pagrindinis akcentas, nes na, mes visą laiką įsivertinam, kas yra akcentas šventės. Tai. Ir ką mes mė, jinai jau ten pasiruošė kalbai, viskas, jau ten jau tas momentas. Ir prieš tai aš filmuotojai sakau, einam, rytoj kalbės jaunoji, reikia, kad na, pafilmuotumėte, nes tai labai svarbu, tas pasižiūrėjo laiką, sako, tai man dabar pertrauka, sako, aš dabar ilsiuosi. Nu, tu ilsiesi, pertrauka, tavo pertrauka. Jo, aš įsivaizduoju, kaip paklausiu. Jau sustoja visą kitą, jau čia jau toj kalbėti, net atsistoja jaunoji, nu taip atsistojusi, pasižiūri į kairę, į dešinę, sako, kur filmuotojas garsiai? Sakau, toks dabar ką man sakyti, ne, jis tuo ateis, sakau, jinai tokia, aš nekalbėsiu, kol neatsiras filmuotojas. Iškart taip tiesiai šviesiai ir atsisėdo. Tai gerai, ir tos iškart vaibelis. Tai buvau su Andrium didžiajam nubėgu, jisai, jau rodo jam ženklą, kad pakviesk, na, filmuotoją, tas nubėgo pakviesti. Žiūrim, tokie langai kaip akvariumas ir puikiai matosi, tas bėga cigaretė, dar rūkinėje meta cigaretę, atvarkosi ten tą įrangą. Visi svečiai mato tą vaizdą ir įbėga toksai, viskas jau tipo pasiruošęs. Nu ir tada jau, kai jis jau pasiruošęs, jau atsistojo ir pradėjo kalbėti. Tai va, nuo to reikėtų... O jis dar dirba videografu? Kažkaip man. Aš nežinau, iš kur iš vis jį traukė, nes ten, kaip supratau, ieškojo ten vos ne... Dėdės pažįstamo brolio sūnus ten gerai pafilmuoja, pakvies, žiauriai gerai. Bet tik tai reikia, kad jis parodytų. Galimai, kad jie ir tęsia toliau tas savo veiklas ir mes turim tų pavyzdžių, žinom, ko. Bet jeigu manęs dabar klaustų, rodytų jo nuotrauką, aš pasakyčiau, Hebra, ne. Ta prasme, papasakočiau situaciją, kad, na, tikrai nerekomenduoju. Tai va, tame geriau faktas iš tikro, va, ką mes jau matė, patyrė, kur tikrai matėm, kad sugeba ir matėm rezultatą, tai mes pasiūlysim geriau tokius, nei kažkur bandyti eksperimentuoti, kitaip tariant, ir nežinai, kokią kokybę gausi, kur gali tikrai tau sugadinti tavo visus kadrus, visas emocijas. Ir žalap, kad tu vestuvės tai vieną kartą darai. Taip, neperfilmuosi. Aišku, čia kaip Vitalija mūsų komandos vedė atlikėja pajakautų vestuvės nelaidotuvės, galima pakartoti. Tai va, bet vis tiek, na, dažniausiai tai vieną kartą šitoje vietoje, na, ir tu jau investuoji daug ką, tai jeigu tu ten, na, pasitarsi su vedėjai, su kitais ar su kažkuo, kas yra matęs, tai tikrai, na, gausi tą geresnį atgalinį ryšį, jeigu ten nėra atsiliepimų, nieko nėra, neaišku, kas apie ką, kažkas sakė, kažkas rekomendavo. O yra tokių, matęs tikrai paslaugų tiekėjų, kur komentare 8 kartus save patys rekomenduoja skirtingų paskirų, anoniminių. Kažkaip reikėtų pamatyti. Tai matęs, ne? Yra, tikrai. Ne, geriausia. O žmogus taip, o žiūrėk, į daug kartų rekomenduoja. Ir dar parašai, rekomenduoju. Ir taip ir parašo, rekomenduoju. Ir tada kitas labai rekomenduoju. Ir kaip taip gailėtina atrodo, tokį 6-7 sukal ir galvoja, o čia tai yra desperatiškas, nu, tarsi mes nekalbam apie tai. O daug kažkas nepasigilins ir tave pamatys ir nusisamdys, žinai. Nu, čia kiti taip mąsto. Bet jo, gal šokam prie kito. Jo, tai, jeigu taip žiūrint, filmuotojas ir videografas, jeigu taip susteminus, ką dabar kalbėjom apie šią paslaugų celę. Fotografą dar paminėjau. Tai jis labai svarbu šventė, sakyčiau, nes tai akimirkos ir momentas. Ir va, tik tai dar va, nepaminėjau ko, kad būna kiti sako, ai mums, sakau, gal turės filmuotoją, mes turime tik fotografą. Tai aš rekomenduoju pagalvoti ir apie filmuotoją. Kodėl, nes mes patys irgi, na... Ir geriausiai, kad būtų iš vienos komandos. Iš vienos, nes jie susidirbė. Jo, ir tada žino, kaip kas kur eita. Nesimaišo ir dar svarbus, pagaliau daeisiu aš iki to momento. Dėl ko? Dėl to, kad vis tiek per metinės kažkur tai norėsit kažkada pasižiūrėti, parodyti, kaip yra gyvi momentai, gyvi pokalbiai, gyvi kalbėjimai ir tikrai po 10, 20 ar 30 metų tai bus labai sentimentalu. Aukso vertės, nes tu nuotrauka, bet video tu žiūrėsi daug metų, kažkas gal išeis į kitą pasaulį, kaip sakant, kažkas kažkur tai pasensti gale, ne pats vaikams savo parodysi, kaip mes atrodėm jaunystėje, kaip kalbėjom, kaip, na, žodžiu, labai sentimentalus dalykus ir aš taip irgi rekomenduočiau net mesti, nes atkreipiau pastaruoju dėmesį, kad man fotografą, tik fotografą, tai rekomenduoju ir visą laiką tikrai pagalvoti apie filmuotoją, o idealiausia, kad jie dirba vienoje
komandoje. Nu, tai iš tos tokios praktikos, nes jie susidirbė ir jeigu dar mes esam dirbę patys kartu, tai irgi žinom, na, ir visus daugiau niuansų žinom vienas kitą, kaip sakant, papildom kokybiškiau, geriau ir renginys į užsakovui pasidaro kokybiškesnis. Va tokia momente tikrai vienareikšmiškai net nėra ką kalbėti. Nu gerai, galim šitą temą užbaigti, bet aš norėjau dar apie fotografą pridurti. Bet aš dar. Aš labai noriu, nes aš atsimenu, kažkokią akimirką vyksta, fotografas sėdi savo taip, o čia kažką daryti reikia. Čia kažką veiksim, žinai, toks sėdi savo, atsipūtė, žinai, jau ten kažkoks momentas vyksta, žinai, ten jau jisai net nefotkina, sėdi savo kažką. Pohui, atsiprašau. Tai kiek atsiprašau, Bet kokius tik taip ir kalbėti. Tai kiek, kadangi mes neminim vardu, ne, visko, tai ta prasme. Erikas fotografas? Yra ne. Čia apie tave, Erikai. Bet aš buvau ne iš to. Pasikėlk, nes negirdės, kad tu kalbėjai. O tu tai Bet tai pažiūrėk, jais ir net nemoka mikrofonas. Tai nes man nereikia. Nes jis nevedėjas. Nu. Mes tai turime matai su mikrofonu gerai dirbti. O jie reikia gerai. Matos, kad nevedėjas. Tai būna iš fotografų tikrai kartais susilaukia tokio komentaro. Greičiau čia viskas baigtas, aš jau noriu namo, aš jau pridariau tų nuotraukų, man čia. O žiūri, kiek gerų kadrų dar galėtų padaryti, kaip ten ką. Tai jo, reikia geriausiai patikimą variantą pasiimti ir nereikės paskui gailėtis. Tai kas toliau eina, jeigu dėtume taip į topą? Man kas labiausiai stringa renginiuose, tai mobilus baras, nes turi ir gerų, ir blogų patirčių. Tai pirmoji bloga patirtis buvo, kai mes... Per renginius apsilankai dažnai mobilus barą? Ne, apsilankau. Paprašiau, kad įpiltų ir neįpylė. Langailendą, ne? Mano bloga patirtis neįpylė man. Neįpylė. Kaip gyvedėjai neįpylė. Tai aš viskas, aš pusę programos galiu neišgėręs pravesti. Aš kaip pakausiu, žinai, ateina vedėjas, tarkim, prieina prie mobilaus baro, gal man kokteiliuką ir iš karto mobilas, iki kokios sumos dirbi, iki 1000. O, tai gerai, prašom, žinai. Jeigu pusantro, tai tada ne. Alkoholinis, taip. Sakys, kažkur važiuoja biški į pievą. Gerai, nu mobilus baras, okei. Tai man kas nepatiko, kad, nesairu, kad ir to būtų linksam, pažiūrėti renginį, kad svečiai ateidavo ir prašydavo gėrimų stipresnių. Ir taip gavosi, kad vienas svečias nusigėrė, 10 valandą jam jau koma visiška buvo, tai kiek aš atsimenu, vaizdas buvo, kad jį tiesiog jau ten 3 tempė į kambarį, kad jis eitų miego. Tada irgi nusigėrė ten dauguma svečių ir tada 12 valandą taip gavosi, kad liudininkas prisigėrė taip, kad 12 valandų užmygo prie durų. Ir visi ieškoja, kur liudininkas. Bet ar čia baro kaltė? Čia geras mobilus baras. Iš dalies, nes kaip aš kalbėjau su barmenais, čia nesenai dirbau senais, kad jie pradžiai kaip tik nedaro stipresnių gėrimų, kad publika nepasigertų. Nes vis tiek visi norite kokteilį, o čia faino pramoga atsigerti vieną kitą, nes tie kokteiliai labai greitai eina iš tikrųjų. Taip, tai čia irgi vėlgi yra, ne, mobilaus baro tas talentas, ko nieks nemato, ne, tai čia ta kokteilio dozavimas. Tu kai žinai, tau būna visokios oficialios vietos, ne, tenai, visokios gražios akimirkos ir kur turi visi sudalyvauti būtent tada. Ir jie padarys taip, kad jie ir išlauktų to. O jau kada matys, kad, blemba, hebrai biškai gal reikia stipriau, nes, gal neužsikūrė, žinai, kitiem reikia, išgerti, kad užsikurtų. Tai gal jie pradeda tada stiprinti. Arba jau mato, šitam reikia daugiau, šitam mažiau. Irgi toks nematomas tų mobilaus baras. Nes tam renginį, kur nusigėrė žmonės, tai jie ten prašė stipresnių ir darė ten, pažiūrėjau, ten buvo. Dvigubas Langailendas be Coca-Cola. O gali sufeikinti, ne? Ir viskas ir būtų. Man tai iš tų mobiliųjų barų, kas labai stringa ir labai nepatogu ir mums, tai kad jeigu yra ten koks, aš nežinau, dėkim 50 žmonių ir atvažiuoja mobilus baras su vienu barmenu. Ir taip žmonės daro, žinai, kodėl? Nes jie tipo taupo. Taip. Iškart sakau, tada reikia laukti kokteilį. Ne, bet net nebūtinai taupo, gali būti tas mobilus baras. Aš vienas susitvarkysiu, aš pasimsiu geriau tą didesnį honorarą, ne, ir aš atvažiuosiu vienas. Kur nespėja. Įsivaizduokim dabar, mes norim daryti renginį, ne, ir norim jau vesti programą. Ir yra didžiulė eilė prie mobilaus baro. Tai čia tas pats kaip vakarienė pradėti reikia ten.
Nes, pavyzdžiui, būna kai kurie ten neima alkoholio, tik tai mobilų barą pasiema, prie stalų nebūna ir, tarkim, reikia pasakyti, kad pasiimki kokteilį ir tada vakarienė jau prasidės. Ir aš atsimenu renginį, laukiu, tai vienas kitas ateina pasimti, tada aš jau priejau prie sakau, gal galit palauk, pradėsim vakarienę, tada galėsit pasimti. Nu, o barmenas vienas buvo. Nu, bet ten, aš atsimenu šitą situaciją, esmė ten šiaip buvo pakankamai, bet vis tiek jau susidaro tokia situacija. Nu, aišku, ten tas žmonių skaičius buvo 50-50, kaip ir galime vienam apsisukti, bet kai jau 50, tada vienam. Jeigu daugiau negu 30 žmonių apskritai, tai jau vienareikšmiškai turi būti kaip minimum 2. Kodėl? Nes vienas plaka kokteilius, kitas, pavyzdžiui, eina surinkti vien tik turelės. Arba plauna indus. Ar taip, kad paruošti daugiau, nes žmonės kaip atsigėrė ir padėjo. Atsigėrė ir padėjo. Tai kažkas turi tas taurės paimti. Arba nedagėrė ir pasiėmė kitą kokteilį. Ir pasiėmė kitą irgi toks variantas. Tai tikrai vienareikšmiškai. Čia dažnas variantas ir vienareikšmiškai, nes, nu, viskas all inclusive, kaip sakant, vestuvės. Tai natūralu. Dėl to turėtų būti, aš sakyčiau, netgi 30 turi būti 2 žmonės, mažesnės eilės, greičiau viskas vyksta ir programa nenusitęsia. Nes jeigu stoji 20 žmonių prie baro, nu kaip tu vesi programą? Taip, ta prasme, žiauriai. Nu, kerta, visiškai kerta kokybę. Labai. Tiek patį vedėją išmuša iš vėžio, tiek pats renginys nusitęsia, nebespėjai programos padaryti, arba jau turi tada mažinti pertraukų kiekį, bet kaip tu pamažinsi, nes kitą pertrauką vėl reikia užsakyti kokteilių. Na jo, tai geriausia būna, kai vedi programą ir nueina pasimti. Pralošti šitoj vietoj, nukentės stipriai renginio kokybė, jeigu nesusidirbė barmenai, arba atvažiuoja per mažai barmenų, kur yra per didelis skaičius. Nu, aišku, kitą kartą gali ir vienas susukti, nu ten profas. Ir daug žmonių. Būna tokių, bet esmė ta, kad tikrai, va, irgi, nu, reikia žinoti, tikrai yra ir prastų, ir yra labai gerų, nes tie yra kiti labai geri, jie net ir šou elementų padaro, jie parodo tokių nematytų prikolų, bairių, ten fanfarų ir taip toliau. Padarom reklamą jam. Nedarysim nei antireklamos, nei reklamos kažkada. Visą laiką, kai per pokalbį planuosim, galite kreiptis į mus ir mes tikrai tada pakalbėsim, kas ten iš tikrųjų gerai juda ir kas biški nelabai gerai juda. Jo, mes parekomenduosim. Rekomenduosim, paprastai kalbant. Gerai, tai apie mobilų barą kaip ekspertai čia iš karto taip sušokom kaip vanagai. Aktualiausias klausimas. Bet iš tikrųjų aktualiausias klausimas, nes čia filmavimas, fotografavimas, filmavimas, jis gali numušti emocijas, ne, ten viską, ten blogos nuotraukos ir taip toliau, bet mūsų darbo kokybė nelabai nukenčia nuo to, bet mobilus baras mums gali tiek atimti laiko, kad nušak. Bet aš sakau, atimti ir sugadinti publiką. Bet čia turi būti, nu, ta prasme, neprofesionalas. Profesionalai padarys tikrai gerai. Ir dar net padarys geriau, nei kad būtų prie stalo ten, ne, vat ir nu. Okay. Tada ką dėtume dar iš paslaugų tiekėjų? Aš dėčiau tokį dalyką, kaip, tarkim, foto veidrodžiai, 3šiam arenos, netos ir taip toliau platformos. Tai kai prisisako jų per daug, ne? Okay. Vienu metu ir tas, ir anas. Būna kartais užsisako pačiai pradžiai, kad ir žmonės renkasi, vyksta koordinaciniai dalykai. Čia geriausias dalykas. Jeigu samdomas jo, tai dar viskas gerai, bet jeigu paskui eigoje, kai vyksta jau pats balius, šventė, tai čia ant klaustuko. Nu kiek, ten nueisi prie tą foto veidrodžio 1-2 kartus. Ne, bet įsivaizduok, tu turi vedėją, turi didžėjų, turi visą programą. Ir dabar tu valandą laiko tos visos programos atimi ten kažkur per vidurį, ne, kad sukoordinuotų ir nueitų pasifotkinti, pasifilmuoti. Žmonėm nėra labai įdomu, jie nueis vieną kartą, kitą kartą, bet turi būti tam tikras laikas. Ir aš siūlyčiau, rekomenduočiau visiems neprisisamdyti belė kiek visko, ta prasme. Gero po truputį. Taip, nes kai tu visko daug prisamdai, daug paslaugų tiekėjų, tarkim, ten, nežinau, ugnies šou, magas, foto, video visokie ir taip toliau, tai tas vedėjas, maždaug, kad tu dar vedėjai ir didžiai pasamdės esi, ne? Tai atlikėjas dar. Vedėjas jau pasidaro koordinatorius renginio, tiesiog eikite ten, darykite tą. Jau programą kaip ir pabiškinai. Na ir toksai, aišku, jeigu labai žmogus nori, tai viskas ok, jeigu čia jau yra tokia vizija. Bet iš esmės, jeigu tu pasisamdysi vedėją, tai jis jau šiaip užims viską, gali būti ramu šitoje vietoje, nebent atlikimo gyvo ar kitus. Bet aš sakau, turi būti laiku
vietoj tokie dalykai ir ne per daug. Ir čia tas pats yra kaip ir su tom trišiam, ne, platformom, foto veidrodžiais. Vieni turi kokybišką įrangą, kiti turi stringančią lievą. Palatų biš dar paik pasisuks. Jo, ir ten nepavyko. Ir tada žmogus stojasi ant tos platformos, 3 kartus filmuojasi, nepavyko. Galiausiai, neišeis, tada vėl pusę valandos tvarko. Tai prasme, mes visko matėm, tikrai buvo ir gerų, ir blogų. Kartais tikrai, norisi, ne, kažko dar papildomai, ne tik, kad tu buvai renginį pagėriai, pažaidėjai žaidimų, ne, o tu dar pasimsi, ne, ten nuotraukų, kažkokių prisiminimų, dar, ta prasme, jeigu viskas laiku vietoj, tai viskas ok, tvarkoj. Bet ir vėlgi, čia turi būti žmonės patyrę, nebelekas, nes esam matę tikrai visko. Kaip nespėja, kaip stringa, kaip dar kažkas. Ir vietoj to, kad tu buvai jau įterpęs į tą tarpelį, ne, ir netrikdysi savo programos, neužtemsi visko, tai gaunas, kad nusikeli į sekančią tenai pertrauką, nebespėja jie, žodžiu, gali irgi sutrukdyti viską. Taip, ir emocija, ir vaizdas, ir daug tų niuansų. Ok, tai gerai, apie šitas vietas pakalbėjom. Ką dėtume toliau? Kas labai svarbu pačiam renginiui ir tikrai turi įtakos. Dekoras. Aišku, kiek mes tą dekorą matom? O ko? Aš žinau, kad aš stovėdamas už DJ pulto, aš visą dekorą visada matau. Ne, dekoras tikrai, aišku, turi įtakos dažniausiai. Jeigu aplinka leidžia, tarkim, kur būna tokių vietų, kur nereikia dėti to dekoro labai ypatingai, kažkas staliukus sugražina, staltiesas ir panašiai, tai viskas gerai. Bet dažniausiai mes, kai atvažiuojam, tai jau, dekoratoriai jau dabaiginėja ten tos visus sudekoravimus, nes jie tikrai daug anksčiau atvažiuoja. Ir va čia toks irgi patarimas auditorijai iš karto. Būna kiti, aš ten dekoratorė kosmosas kainavo 300 eurų, bet iš karto visiems, kas yra geriausia. Dekoratorius, pagalvokite apie tai, kad jie atvažiuoja, parengia jūsų konceptą, planą, atvažiuoja, papuošia, superka. Taigi dar tos gėlės nekainuoja. Gyvas, negyvas, čia vėlgi nuo koncepto, tada papuošia viską, išvažiuoja ir kitą dieną dar atvažiuoja ir nupuošia ir susideda ir tikrai būna kažką ir apipila, ir sugadina, ir sudaug. Ir šito neišvengsi, faktas, kad senai sugadins kažką. Blogiausia yra, kai savo įsidarbina šitam reikalui ir tada jis turi apsikrauti dekorą ir neruotis ten visą. Jo, čia yra pasirinkimas, bet tu žmogų apkrauni. Čia ne žmogaus kalti, čia gal pačios jau vietos sodybos, nes gaunasi, jie nenori kitiems duoti dekoratoriams vietos ir gaunasi tas dekoratorius, kuris yra, jis labiau atsipalaidavęs irgi tas, jeigu... Ne, bet sako, kad pasiema savo svečią dekoratorių, ne? Būna. Bet gerai susitvarko, pavyzdžiui, nori pats pasisiūlo kartais. Čia aš neskirčiau to, kad čia labai blogai, jeigu jisai žmogus sugeba ir padaro. Man yra blogai, kuris neturi tos meninės gyslelės ir atvaro, tarkim, daug pinigų išleista, priperka nesąmonių, nesuderina spalvų, nepasidomėjo, kokie bus aplinka, ne? Ir pripirko visai visko ne į temą. Ir paskui ateini ir žiūri, kad čia nėra estetikos, nėra jokio grožio, yra kažkoks cirkas, balaganas arba, nežinau, ten burokėlių sriuba, žinai. Ta prasme būna, kad tikrai, nedadaryta arba perdaryta ir vėlgi, čia vėl turi žinoti, ką tu samdaisi. Kitas žmogus paims tau ir didelę sumą pasakys, jis pripirks belė kiek visko, bet vaizdas tai atrodys tragiškai. Nes kaina ir dar tos dekoravimo priemonės. Negali žmogus už 2, 3, 400 eurų padaryti wow. Negali. Tai man atrodo, vien tiek medžiagos kainuoja 200, 300 mažiausiai. Aišku, daug kas lieka kitiem renginiam. Bet tai gerai, kiek ten tas gyvas dekoras laikys. Ne, gyvas tai aš nekalbu, žinai, čia gyvas ir kaina labai didelė būna, bet čia jau vėlgi, ko klientas nori. Ar klientas nori, jau fancy, belė kai. Tu galvoji, tas dekoras, kur lieka kitam renginiam, jis ten nepareina po renginį? Panaudoja. Pareina faktas. Čia kaip ir jūsų kostiumai, jie susidėvi, ta prasme, tai čia viskas dėvisi, čia jūs ką apsimaunat kostiumą, praeina 10 renginių ir jūs turit keisti.
Nes Nu, jis nusitrina, viskas nusitrina, viskas susideda. Čia pastovi, tai išpila dar žiūrėk, tai vynas, tai dar kiti dalykai, tai išskalbėjai, nu, dažniau skalbi, viskas dėvis, natūralu. Vat kalbėjom jo, tai va, kas liečia dekorą, tai irgi turim tokių, kas, na, ką matė, kas taip, tai galima irgi rekomenduoti, patarti, tai čia visiškai nebėda. Dabar ką dar turime tokį dėtume? Sodybas galima. Sodybas. Mes va, jau buvom kalbėję apie šitą temą. Jo, kažkiek tai, bet tiesiog... Galim labai trumpai. Jeigu labai trumpai, kas labai svarbu, tai kaip personalas, pirmas dalykas bendravė. Jo, kaip aptarna, virtuvės gal bet norėjau sakyti, nes vat neseniai irgi buvo, įsivaizduokit, 2 aukštų pastatas, renginys viršuje ir apačioje viena mergaitė dirba, reiškia, jinai iš virtuvės dar, kad praeiti į viršų nueiti, viena nešioja 60 žmonių maistą. Tai kiek laiko maistą laukia? Tai galiu pasakyti, man pačiam net aš kaip pamačiau, sakau, o jėtus, tai ką padarėm, buvau su Andriuku, su didžiajam, taip, tiesiog žmogiškai paėmėm, nuėjom padėti nešioti. Aišku, to nedarom, bet tiesiog aš jau negalėjau žiūrėti, nes ir tai mes dar 3 nešiojo mane, jie maistą tenai pašildinėjo mikrobangiai, kad suprastumėte, ne, po 3, tik, ar po 1, ar po 2 tik tai davė tau, ne, tai netgi mes jai padedant, pradžia jau buvo seniausiai pavalgius, viduris dar tik pradėjo valgyti, o pabaiga iš vis, žodžiu, ten va taip pat viskas vyko, vieni jau pavalgė. Mūsų visas maistas truko daugiau negu valandą, kad suprastumėt. Ir tai mes dar padėjom sunešioti. Tai dar tą programos atėmė laiką, tada viskas. Čia, žiūrėk, mano programą, aš bent padėjau, net čia žmonių laikas, jie investavo tą laiką. Programa Vyta, žinai, nešiot maistą, toks, bet ant tiek buvo žiūrų, krūpų, žiūrėt, jeigu dar būtume nepagelbę, tai šis ten gal valandą, 20 valandą, 30 visas maistas vakarienė, kur 20 minučių realiai pavalgo ir 10 minučių nueiti lauko gryno, oro pakaifuoti ir kur pakeičiamas polekštės. Tai vietoj pusės valandos mes būtume šis turėję, geriausiai yra su personalo, atsimam, buvo vienose vestuvės, viskas fainiai, bet sodybos personalas koks nemalonus buvo, atsimenu, ten reikia kažko virtuo, nueit paklaus, užrakintai, švarė virtuos personalas ir din, o ten dėl torto dar ką pasiteiraut, paprašėm gal tortą atneštumėt. Ne, tai taip gavosi, kad fotografija tortą neši. Aš iškart pasinausiu tą progą iš karto. Sodybos, kurios turit, nuomojat savo patalpas, ten vestuvininkam, įmonės renginiam ir panašiai, būtinai turėkite torto staliuką. Viskas, ačiū. Nes daug sodybų, kur nėra tokio elementaraus dalyko, ir tu tiesiog ant kampo ten guli. Tai kaip tu žmonės ten... Akmenį iš lauko. Tu viešpatį, tas staliukas kainuoja, kiek iš ten 100 eurų sodybai. Tai gali netiek nekainuoti, žinai. Netiek nekainuoti, bent užtiek staltėse kažkokia gražiai ir viskas. Bet tokia elementas pačiai sodybai, toks vaizdas, tas profesionalumas nėra. Tai kampą naikit, o ten tortas užgrūstas kažkur kampe, ir kaip tu visus kviesi, tai tada mastai. Tai gali pažiūrėti, tarkim, ką matai soc medijui, tai su personalu atrodo viskas padaryta. Ir kada gyvai pamatai, tai taip nėra. Lygiai taip pat su sodyba. Nufilmuota, padaryta su 0,5 kamera, ne? Atrodo vietos, belė kiek, ten viskas šneka gražiai, atvažiuoji, su tavim nesiskaito, vietos nėra nei kur įrangos pasidėti nieko. Tai vėlgi čia... Visą laiką geriausia esam tikrai patyrusi komanda, savo srities profai, nebijoti pasitarti su mumis. Tikrai yra tų patarimų, patirties, matė tiek vietas, tiek paslaugų tiekėjus. Aš nesakau, kad 100% visus, bet tikrai labai daug matė, jeigu ką, tai tikrai turim pas ką ir paklausti, jeigu kažko nematė arba žinom, kaip patikrinti. Tai tas yra labai svarbu ir nebijot klausti, kalbėti, bendrauti ir diskutuoti ir kad atrasti jūsų šventį patį geriausią variantą. Nes kaip aš sakau, jūsų šventė, jūsų pinigėlį investuoti, todėl šventė turi būti gera. Viskas turi būti čiki-piki. No problem. Čiki-piki. Jeigu žiūrint, suprasti. Linkėjimai. No problem. Tai va tiek labai trumpai iš mano pusės.